Sveiki visi, su jumis vėl Nardymo centras Diamond. Ir šios dienos pokalbį mes pradėtumėm nuo klausimo. Norėčiau jūs paklausti, su kokio dydžio balionu jūs nardo ir maždaug kokiam laikui to baliono jums užtenka. Jūsų balionas panašus į šitą? Galbūt truputėlį mažesnis, čia yra 15 litrų balionas, gal 12 litrų, gal 2 po 12 twinsetas. Na tarkim, 15 litrų balionas, slėgis yra 200 atmosferų. Tarkim, jūs kvėpuojat 20 litrų į minutę paviršiui, taigi nusileidę į vidutinį gylį, sakykime, 15 metrų, jūs ant kvėpuotumėt 50 litrų į minutę, teisingai. Taigi šito baliono jums užtektų 1 valandai nerimo. Daug tai ar mažai? Na, nežinau, spręsti kiekvienam. O aš nardavau su tokio balionu. Čia yra 2 litrų balionas, 200 atmosferų. Ir mano nerimo sąnaudos yra 1 litras į minutę. Nepriklausomai nuo gylio. Skamba truputėlį gal neįtikėtina, bet tai yra tiesa. O tai yra todėl, kad aš nardau su uždaro ciklo kvėpavimo aparatu. Kitaip mes jį dar vadinam rebreatheriu. Taigi šiandien kalbėsime apie rebreatherius. Kas tai per daiktas, kokios privalumus turi, kodėl jie pastaruoju metu tapo labai populiarūs tarp narų. Taigi uždaro tipo kvėpavimo aparatas, closed circuit rebreather. Aš pasirinkau būtent šitą rebreatherį. Jo gamintojas yra Ambient Pressure Diving įmonė, tai yra Jungtinės Karalystės įmonė, kuri viena iš pirmųjų 1997 metais pradėjo gaminti rebreatherius plačiam vartojimui. Ant kiek rebreatheris yra populiarus pasaulyje, galima spręsti šitos diagramos, kurį dabar atsiras ekrane. Taigi, kaip matot, tiek instruktorių, kurie moko nardyti su rebreatheriais, yra labai didelis vakaruose, vakarų Europoje. Ir ko artėjam arčiau rytų, arčiau mūsų krašto, to mažesnis instruktorių skaičius. Jeigu kalbėtumėm apie kokią Australiją, tai apie 50% narų šiai dienai naudoja uždaro ciklo kvėpavimo aparatus. Kokios privalumus turi tas rebreatheris ir kodėl jie taip išpopuliarėjo šiandien? Na, privalumas numeris 1, tai yra labai ilgas nerimo laikas. Su šito rebreatheriu aš galiu nerti 3 valandas. 3 valandas su minimum dekompresijos. Sekantis privalumas yra absoliuti tyla. Naro niekas nebijo po vandeniu. Naras labai arti gali priplaukti prie gyvūnų, prie žuvies, niekas jo nesibaido. Tik tai neriant su rebreatheriu, jūs galite išgirsti tą tylą po vandeniu. Arba jūs galite išgirsti tos tikruosius garsus, kurie yra po vandeniu, o neklausyti savo išleidžiamų burbulų. Trečias privalumas. Rebreatheris palaiko idealų mišinį atskirai paimtam gylyje. Tai reiškia, kad kas kiekvieną metrą, kiekvieną momentą mes turim idealų mišinį tam tikram gylyje, ko tikrai negalima pasiekti su atviru ciklu. Dar vienas didelis privalumas, tai yra puikus įrankis giliems nerimams. Kadangi žinot, jeigu jūs norit panerti giliai, tai jūs turit naudoti Trimexą. Į Trimexo sudėtį įeina helis. Helis yra brangios dujos. Ir su atviru ciklu mes visas jas išleidžiam į atmosferą. Rebreatheris labai ekonomiškas šitą atveju. Prieš jūs Ambient Pressure Evolution rebreatheris su Vision elektronika. Štai čia yra rebreatherio kanistra. Kanistroj randasi va toksai filtras. Šitas filtruoja orą, kurį naras iškvėpia ir išvalo nuo CO2. Dar kalbant apie filtrą, noriu pasakyti, kas tam filtru yra viduj. Filtras yra sukurtas taip, kad naras turi galimybę prieš kiekvieną nerimą jį susipakuoti ir pasiruošti nerimui savarankiškai. Tarp kitko, yra gamintojai, kurie to dalyko neleidžia, yra specialiai pripakuoti filtrai. Iš vienos pusės galbūt tai yra paprasčiau, bet iš kitos pusės kažkur tai nuskrydus
ir neturint tų filtrų, jūs tiesiog negalėsit nerti. Taigi, šitie rebrizeriai naudoja va tokį safnalavimą, čia yra granulės adsorbentas, taigi praktiškai visur pasaulyje jis yra prieinamas, jį galima atsisiųsti, gauti ir laisvai naudoti. Šitos granulės pilasi būtent į šitą filtrą ir priklausomai nuo rebrizerio tipo užtenka 3 arba 2,5 valandoms nerimo. Viršui stovi elektronikos blokas. Tas blokas patikrina, kokia yra iškepto oro kokybė ir koks deguonies kiekis yra iškeptam ore. Jeigu deguonies trūksta, tai deguonis paduodama iš deguonies baliono per va čia esantį solenoidą. Taigi mes dar turim 2 balionus. Vienas balionas yra 100% deguonis ir kitas balionas mes jį vadinam diluentu. Diluentas arba skiediklis būtų lietuviškai. Tai jeigu mes nardome iki 40 metrų, čia yra paprastas oras. Jeigu mes neriam giliau negu 40 metrų, tai mes naudojam Trimex. Šiai dienai naudojama Vision kartos elektronika. Čia aš dabar jums rodau elektronikos bloką. Jeigu iškilo kažkokios tai problemos ir elektronika kažkaip tai keistai elgiasi ir naudotojas nelabai savo jėgom gali su to dalyku susitvarkyti, tai yra tokia galimybė online prisijungti prie gamyklos ir gamyklos specialistas gali padaryti diagnostiką jums esant tiesiog nardymo vietoje, jeigu jūs turite ten prieigą prie interneto. Prasme, tikrai yra šiuolaikiškos technologijos ir yra puikus palaikymas. Nevardinant kitų gamintojų, galiu pasakyti, kad daugelis iš jų dirba per distribucijos tinklą. Ir yra didelė problema, kalbant su distributoriu, kuris ne visada turi pajėgumus, ne visada turi žinių ir ne visada gali jums suteikti taip pat pagalbą. Taigi, būtent to Amban Impression yra pasižymėjusi, kad tikrai labai greit reaguoja į visokias problemas ir tikrai bendrauja tiesiogiai su galutiniu vartotoju, su naru. Štai laikau valdymo arba elektronikos bloką ir yra puikia proga parodyti, kaip čia viskas paprasta ir nesudėtinga. Taigi, štai jūs čia matot, čia yra 3 deguonies sensoriai. Jie visi dubliuoja vienas kitą. Rodo deguonies parcialinį slėgį, bet kadangi jie 3, tai sudedus vienam, 2 dar lieka darbingi ir naras visą laiką turi tikrus duomenis apie savo kvėpavimo dujų statusą. Šitan blokelį yra 2 maitinimo elementai, jie yra abu apsaugoti ir pasibaigus vienam arba išėjus iš rikiuotės, energija teikiama iš kito maitinimo elemento. Štai šitoj vietoj yra deguonies solenoidas. Šitas solenoidas įpurškia tiek deguonies, tiek mums reikia. Šitam filtre yra tokia pat jungtis ir praktiškai čia viduj yra termodaviklis ir pagal to termodaviklio įkaitimą mes matom, kaip yra naudojamas adsorbentas ir kiek adsorbento mes dar turim nerimo metu. Čia yra kontroleris. Praktiškai vienam korpuse yra sudėti 2 kompiuteriai, išėjus iš rikiuotės vienam, valdymą perima kitas. Ir taip pat mes čia turim LED indikatorių. Taigi tikrai nieko nėra sudėtingo, viskas yra be galo paprasta, suprantama ir žmogus, kuris išmoko naudotis, tikrai nepatiria kažkokių tai problemų. Žmonės kartais klausia, ar čia viskas valdoma elektronika, o kas atsitiks, jeigu elektronika išeis iš rikiuotės ir panašiai. Taigi šitas rebrizeris, jis yra techninis rebrizeris ir jis turi galimybę būti valdomų rankiniu būdu. Yra mechaninio atidarymo vožtuvai,
Ir jeigu mes norim rebrizerį valdyti rankiniu būdu arba kažkas tai atsitiko su mūsų elektronika, mes visą laiką galim perimti valdymą ir atlikti visas manipulacijas rankiniu būdu. Iš kitos pusės mes turim kūdrumo kompensatorių. Čia paprastas sparnas. Yra kvėpavimo maišai. Iš šito maišo mes įkvėpiam, iš šitą maišą mes iškvėpiam. Yra kvėpavimo kilpa su atviro ciklo reguliatorium. Jeigu mums reikia, mes galim jo pasinaudoti, pereidami į atvirą ciklą. Yra manometrai, yra vožtuvai. Ant kvėpavimo kilpos yra sumontuoti LED indikatoriai. Taip pat yra valdymo blokas. Kaip rebrizeriais veikia, visai neblogai atvaizduota šitame trumpame animaciniam filmuke. Na, va štai taip atrodo rebrizeris ant žmogaus. Kaip matot, yra labai kompaktiškas, ergonomiškas, visai nedidelis. Dažnai klausia, sunkus ar nesunkus, kokie pojūčiai neriant. Taigi, lyginant jo svorio charakteristiką, yra labai panašu, jeigu jūs nerimų naudodamėt atviro ciklo įrangą su 15 litrų balionu. Prasme, reikia tiek pat svorio ir maždaug tiek pat sveria komplektas įrangos su rebrizeriu. Dar vienas privalumas, kurio aš nepaminėjau, tai yra tas, kad naras visą laiką kvėpuoja šiltu oru. Jeigu jūs nardot šaltam vandenį, jūs kiekvieną kartą įkvėpiat šaltą orą iš balioną ir tikrai kiekvienas iš jūsų tą dalyką jauti. Kai aš neriu su rebrizeriu, aš kiekvieną kartą įkvėpiu išvalytą, bet drėgną ir šiltą orą. Kaip valdomas rebrizeris? Kaip naras gali įtakoti jo darbą? Na, pirmiausia, kaip minėjau, mes turim LED indikatorių ir visą laiką matom rebrizerio statusą. Taip pat mes turim kontrolerį ir visą laiką žinom, kas vyksta su rebrizeriu. Mes turime manometrus ir pagal šitos manometrus mes žinom, kiek pas mus liko deguonies, kiek pas mus liko diluentų. Mes turim rankinius vožtuvus, kurių pagalba mes galim reguliuotis savo kvėpavimo mišinį. Mes turim atviro ciklo vožtuvą. Tarkim, avarinėje situacijoje, jeigu naras turi problemų su rebrizeriu, nebelabai žino, ką daryti, visą laiką galima pereiti į atvirą ciklą ir užbaigti saugiai nerimą. Plūdrumą reguliuotis mes turim paprastą sparną su paprastu infliatoriu. Tikrai viskas yra labai paprasta, labai suprantama, labai ergonomiška. Po vandeniu su juo dar patogiau negu stovint čia. O taip atrodo žmogus su rebrizeriu po vandeniu. Čia šitam kadre jūs matot praktiškai tokį pat rebrizerį, tik tai uždėta ant taip vadinamo travel frame, ant tokio specialaus rėmo, kuris priduoda truputėlį daugiau stabilumo ir patogumo. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kalbant apie ambient pressure rebrizerius, tai yra tas faktas, kad įmonė suteikia labai gerą produktų palaikymą. Kaip minėjau, jie gamina rebrizerius jau apie 20 metų. Pirmas jų garsusis rebrizeris Inspiration Classic. Ir praktiškai iki šių dienų buvo galima užsisakyti atsarginės dalies ir panašiai. Dar vienas toks momentas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tas faktas,
kad net ir nusipirkus naudotą įrenginį, naudotą rebrizerį, jeigu jis buvo pagamintas Ambon Impression Diving gamykloj, jūs galite jį užregistruoti į bendrą duomenų bazę ir gamykla atpažįsta šitą vienetą ir jūs tampat registruotų naudotojų ir gaunat pilną suportą, pilną gaminio palaikymą. Tai tikrai yra labai geras dalykas ir labai stipriai sumažina galvos skausmą. Taigi šiandien pakalbėjom apie rebrizerį. Papasakojau, kas tai yra per daiktas, kaip susideda, kaip veikia. Aš manau, kad padarysiu ne vieną siužetą dar apie patį rebrizerį, apie nardymą su juo. Mane tikrai toks tipas nardymo užkabliavo, grįžtant prie tos skaidrės, kurią rodžiau. Tikrai visas pasaulis juda šitą linkmę. Kas susidomėjo, kviečiu visus atvykti pas mus, mes organizuojam ir bandomosius nerimus ir be abejo organizuojam nardymo kursus su rebrizeriais. Taigi, ačiū, kad buvot su mumis, saugių visiems nardymų ir iki sekančių.